labai įvairiapusės asmenybės, Juliaus Zalecko, kuris iš tikrųjų gal ir visiems žinomas, kad kaip kultūros žmogus, kaip kultūros vadovas ilgametis, tačiau pristatysiu trumpai jo nuveiktus darbus, kurie, man atrodo, pakankamai yra neafišuojami, gal net pamiršti ir tiesiog norėčiau paviešinti juos. Gal tai yra proga pašnekėti šiek tiek plačiau, nors iš esmės tai mes čia susirinkome ne tik, sakykime, ten Zarecko asmeninę nagrinėti, kiek pasižiūrėti vieną iš jo veiklos sričių. Aš netgi pasakyčiau, kad čia šita paroda, ko gero apie Larijos reikia šnekėti, turi tokias dvi pusės. Iš vienos pusės yra mano darbai, tačiau iš kitos pusės vadinkim tai, kaip tam tikras kultūros reiškinys, kaip tam tikra konceptuali paroda, kurios jau, sakykime, autoriai irgi yra šiuo atveju neša praktiškai muziejus, nes to parodą būtent apėmino ar tiesiog apsprendė būtent tam tikri metai. Tai yra dalis darbų, kurie yra saugomi Lietuvos kraštotyros muziejuje. Yra tam tikras periodas, jeigu nekeistume, kokiu čia yra maždaug 82 iki 93 metų, toks dešimtmetis. Gabus žaltys, talentingas, nuo pat, nežinau, kiek atsimenu, 18 metų, viską jis mokėjo daryti. Ir įsiskyrė savo piešimų, ir tapimų, ir žodžiu, ir mokėdavo nusimegzti šaliką gražų, ir žodžiu, skaniai maistą pagaminti, ir tiesiog nevyras susvajojo steigti dailės mokyklą. Tai Julius buvo vienas iš tokių solidžiausių mokytojų ir dabar visokios idėjos, kartais anarchistinės, kartais kažkokios futuristinės, kartais iš vis crazy. Labai smagu matyti tiek žmonių, tai rodo autoriaus populiarumą, charizmatiškumą ir matyti, taip sakant, ir sostinė ne visada tiek žmonių ateina žinomų ir net labai žinomų autorių parodą. O šiaip tai pacituosiu vieną tapybos klasiką, pavardės jau nebeatsimenu, bet sako, kad kiekviena paroda tai yra striptizas autoriaus. Ja. O čia aš matau, sprendžiant pagal visą laiko ir visus komponentus, čia ne tik striptizas, čia visas erotinis šou. Džiaugiuosi savo kolega, nes mes kartu darbuojamės. Tai galiu pasakyti, kad yra ilgametis Ukmergės kultūros ministras. Tai tikriausiai reiškia pareigos ne visada leidžia atsiskleisti ir suorganizuoti tokią šventę kaip šiandien. Iš tikrųjų matau daug gerbėjų, draugų, pažįstamų. Ir aš norėčiau asmeniškai Juliui padėkoti, kad mums kaip vadovams visada labai svarbus žmonės, kurie svajoja. Būtent tik svajojantys žmonės gali planuoti ir kurti ateitį ir gražesnę ateitį Ukmergei. Tai labai džiaugiuosi, kad turiu galimybę dirbti su tokiu kolega, kuris visada atsiliepia, kai kartais ir aš mėgstu pasveikti, sueinam į krūvą kartais ir sveikstam. Bet kai kas ir gimsta ir įsikūnė. Labai noriu padėkoti likimui, kad kažkaip suveda su įdomiais žmonėmis. Visų pirma, kad teko dirbti ir tenka dirbti su žmogum, kuriuo galima pasitikėti. Tai yra padarus ne tik kaip menininkas, padarus kaip žmogus. Ir labai džiaugiuosi, kad jo kuklumui pagaliau tą
virvės galą nukirpo Kristina ir privertė surengti parodą. Paroda tikrai neeilinė, paroda tikrai graži, nes tas žmogus nusipelnė ir ne vienos parodos. Ir kaip šiandien sakė Kristina, kad jis tikrai ne tik dailininkas, tai visapusiškas žmogus ir tokio žmogaus Ukmergėj tikrai, aš nežinau po kiek metų, nenuolk Juliau, po kiek metų galbūt ir nebės. Tai norėčiau pasveikinti Julių nuo kultūros tarybos visų pirma, o tiesiog pažiūrėjęs į tos jo darbus, dabar aš jam palinkėčiau sugrįžti 83 metus. Man tikrai labai patiko. Nu tai kas, sveikatos, visą kitą, kūrybingumą ir mažų gyvenimo džiaugsmų. Jo, tai va, čia... Tai yra vienas labiausiai gerbiamų žmonių mano sutiktų gyvenime. Ir iš tiesų tai yra be galo sąžiningas, be galo garbingas, tolerantiškas. Aš šitą gerbiamą mūsų skyriaus perėmimoji. Mūsų skyriaus perėmimoji giliai. Šioje vietoje buvau numatęs nieko nesakyti, sakiau, Julių pasveikinsiu asmeniškai, kai nieks nematys. Bet vis tik tai atėjo tokia mintis, kurią reikia pasakyti. Tai noriu pasakyti, kad Julius niekada nepamiršta tautodailininkų, visada aplanko mūsų parodas ir parašo savo kritišką straipsnį, išnarsto ten vos ne kiekvieną tautodailininką jo darbelį. Ir ten gauname visai neblogai ir pamokų, ir pilos, ir visko. Tai iš tikrųjų džiaugiamės šituo, dėkojam jam ir kviečiam ir toliau tą daryti. Ačiū, Juliau. Noriu pasakyti, kad dar vienas jo talentas yra užsiimti su anūkėm, nes iš tikrųjų su vaikai kai augo, tai aš to nepastebėjau, bet dabar labai pastebiu. Labai gražiai žaidžia, prigalvoja žaidimų, klijuoja, konstruoja viską. Tai va, čia dar vienas talentas, nepasakytas. Tai va, o šiaip sveikinu, Juliu, tave. Dėkui. 24 metus pažįstu šitą žmogų ir labai jį gerbiu myliu už dvi ryškiausias savybės. Pirmiausia, tai mane labai žavi jo šiluma šeimai. Kas bebūtų, kiek mes bendraujam, kartais ir vidurnakčio, nes būna renginys ir ką padarysi, negrįši pėsčias namo iš ten kokį nors sieskulį duok ir taulieno. Bet Julius sako, einu namo, manęs laukia žmona. O mūsų Vlado Šlaito viešosios bibliotekos dovana Juliui labai simbolinė. Jeigu jūs leisite, čia mes su Melanija truputį pakomentuosim, nes prasinės Julius namo, nu ir gal nesupras, ką čia mes dovanojam. Taip, čia yra daug knygų. Šis knygas vienas, Egerčių žmona. Aš jau minėjau, ta šiluma šildo ir mus, todėl Juliui ir jo žmonai po bibliotekos puodelį geriant kavą. Baisiausias dalykas, kada pėstininkas neturi užsiėmimo. Jis visada turi būti užimtas. Tai iš parodos matom, kad šitą dalyką tu kažkaip tai jau išsisprendė. Kitas dalykas, ko labai bijo pėstininkas, tai yra tankai. Tai kad tu jų nebijotų, iš tikrųjų, štai tau prieš Tiesą sakant, daug nemėgstu aš tų sveikinimų, jeigu tiesiai šviesiai, kažkaip vis tiesiai tada kažkaip dėmesio centre, kažkaip aš visą žmogus daugiau mėgstantis kur nors kampe tokiai, nes vaikystėje tai buvau įpratęs. Todėl labai gyvenimas išmokė jau mane ir iš to kampo išlys, kažkada mokyklą atsimenu, gal aš irgi turbūt neduos meluoti, aš tas visas tiesiog girdėdavau, kaip reikėdavo įsėti sceną ir kažkokį komjaunuolį su automatu. Bet kai tau davo automatą, tai negi tu scenas neisi. Taigi tu partizanų ten vadovų žvaigždinai. Tai tu vaidinai, vadas buvo net kažkoks pirmėjas, nežinau, liaudės ar mokyklą. Ne, tai buvo privalu. Tai davė didelį privalumą vaidinimą mokykloje, kadangi tuo metu, kol tu vaidinai, tau nekerpa plaukų. O tada ta buvo ilga plaukų mada, tai čia galbūt kažkur ten... O man nekirpa barzdos tada. Tau nekirpa barzdos, man plaukų, nes aš vis nėra... Bet tai kiek metų jūs sėdėjo tada toj mokykloje, jeigu jau suprasdavo? Man laiką tai prisiekiu. Kaip užaukydavo, tai užaukydavo. Ir žodžiu, man scena būdavo toks košmaras, kad aš tiesiog ten... Nesakau, kad kalbėjau, bet beveik.
O paskui va, gyvenimas kažkaip mokė, dabar jis čia šiaip jau taip ir baisu. Ir kartais tai ir darau. Tai va, žodžiu, už tai, kad aš jau įsidrasinau, kad jūs jau, kaip sakyt, besakydami visus tos gražius žodžius nenulpinat manęs, už tai aš jums visiems labai dėkingas ir tiesiog norėčiau, kad mes visi dabar bendruomenėm eitumėm apžiūrėti įvairiausias ekspozicijas, dailės, muziejaus, kulinarinės, performansinės, kokias tik tai norite, nes jų dar tiek daug. Muziejus jau nuo 1944 metų čia viską kaupė ir, kaip matot, pagaliau šitą gerą ir sukaupė. Tai va, štai, ponės ir ponai, Gal čia atsakyt, man atsakyti? Nu tai klausyk, tai seniai nesimatėm. Aš nežinau, kaip, labą dieną, kai kuriuos net irgi jau paviršus. Va, tą tai atsimenu.